paliktas per tiktai bundas. Čia jau toks miestas. Tai Paničerėje gyvena apie 700 tūkstančių žmonių. Virš pusės milijono, kaip Vilniuje. Tai indiškais dydžiais tai čia nėra jau didmiestis, bet ir nėra jau mažamiestis. Pondičerė Mugdė tai yra Pondičerė Loftus, tai čia kažkoks jau bankas. It Pondičerio mašinų numeris. Signalai. Dabar kokios kiek? Dabar 6 ryto yra. Aš manau, kad jau apie 7 turi būti. Tata yra žymiausia automobilių firma Sunkūrų. Tata, kiek aš suprantu, čia yra kaip Indijos Fordas, vienas žymiausių pramonininkų ir milijonierių. Ir Indijos aviacijos įkūrėjas, Eurovilio vienas iš globėjų. Ištisa dinastija yra Tatai. Čia matai visos krautuvės dar neatsidariusios, jos atsidaro apie 9 valandas. O toli dar, kur mes gyvenam? Čia mes Sartėnų centrą priekyje matosi Giant. It's a cottage guest house. Trivim Center, cottage guest house. What is guest house? Cottage guest house. In the most in the center. Okay, center. In the center. Wow. Street. I want Aristotle guest house. Very good center place. Oh, international guest house. So. Okay, same next building. Yes. Čia jau yra prekybos gatvė, bet dar nepradėjusi prekybos, dar visos krautuvės yra uždarytos. Centrinis kalėjimas.
paukščių. Negalima gal filmuoti. Kalbėk. Čia yra vadinamasis juodasis miestas Lesetenua, kuris buvo indų gyvenamas. Ir mes po truputį važiuosime į vadinamąjį baltąjį miestą, į buvusi prancūzų dalį, vadinamąjį baltąjį miestą. Čia yra centrinė gatvė, kanalas. Ašramas yra už kokių 500 metrų Bako knygynas. Okay, international guest house. Čia? Kas čia? Čia yra International Guest House. This international Aha. guest house. Kambarys labai didelis ir labai jaukus. Žiūrėsime stovą, jeigu dar palikime nutarę. Taip, čia balkonėlis. Kas ir čia tokie vaizdai. 500 metrų. Iš 500 metrų jūra. Bet jos čia nesimato pro medžius. Čia tokiam sode gražiam. Ir ten jau Citrinos gatvė. auga, beje, čia. Medžiai citrinų. Citrinmedžiai. Gatvė yra toks įdomus daiktas, indiškas, kaip atrodo. Čia jūra. Matosi. Vaizdžiai kaip Lietuvoje tokie patys. Čia gamtiška, ar ne? O čia va taip dekoratyvinė vaisių neduoda, tik tai dekoratyvinė palmė. Kuri? Šita stora? O čia yra kaimelis. Ne kaimelis toks kaip ir miesto kažkokia dalelė. Čia jie vadinasi Nagari visi. Maždaug mūsiškai būtų kaip seniūnija tokia. Gyveno čia drėbto molio lūšnos. Drėbtas molis ir stogai padaryti iš palmių lapų. Ten vadinasi Marė sodas. Marė čia greičiausiai buvęs kažkoks prancūzų savininkas, kuris buvo to sodo šeimininkas. Ir iš jo, man regis, yra Ašramas perpirkęs šitą sodą. Dabar čia yra Ašramo gėlių ir medžių jaunuolynas. Čia augina gėles. Gėlės augina truputį toliau už kelių šimtų metrų. Kur važiuojame Švento Ksavero bažnyčią. Miesto dalis vadinasi Netadži Nagar, o gatvė vadinasi greičiausiai Kapinių. Nes čia netoliese nuo pastato, kuriame gyvenu, yra senos 17 amžiaus kapinės, 300 metų senumo gražios prancūziškos krūnos. Čia buivolas. Dar vienas. Pondičerio uosto vartai. Pats uostas yra truputį tolėliau, o čia yra įvažiavimas į uostą. Galima dar. Čia karvės. Buivolai. Karvės skiriu. Karvės kaip lietuviškos, tokios pačios. Tik pilkos. Ne, tai žalos karvės.
Tos baltos su didžiuliais nagais, tai aš nežinau, kas per daiktas. Kažkokios super karvės. Šitie, kur praėjo angliškai, yra vadinami buffalo. Kaip ir buliai ar buivolai. Bufalo. Bufalo yra ir bizonas, bet šiaip ir mat kaip ir buivolas yra. Čia vaikai baigėsi pamokos, vaikai visos mokyklos turi savo uniformas. Tai čia yra mokyklos uniforma, čia yra katalikiška Aš mokykla. jaučiuosi kaip kokia anglų ledį, kuri čia maždaug. Ir vaikai po pamokų visi važiuoja namo, visuomet būna labai chaotiškas vaizdas. Dažniausiai tėvai suvažinėja su motociklais arba rikšos vaikus išvežinėja. Vaikai visi labai judrus, dinamiški ir gyvi. Paskutiniai kanalo laikai. Kanalas iškastas yra dar prancūzų, kad atskirti baltąjį ir juodąjį miestus. Tai baltajam mieste indai neturėjo teisės statytis namų ir gyventi. Buvo rasinė kongregacija. Dabar žinia, tos rasinės kongregacijos nebėra, bet pats baltasis miestas visiems yra pakankamai skiriasi. Ir ten yra labai gyvena dar daugumas kondičerio prancūzų. Šitoje dalyje yra musulmonų kvartalas labai didžiulis. Yra įdomus, kad aš aptikau ir savo pavadinimo gatvę, vadinasi Kazi gatvė. Kazi Riu. Kazi reiškia arabiškai teisėja, bet... Kaip? Kazi arabiškai reiškia religinį teisėją, bet man visiems buvo malonu surasti savo vardą, Kazi Riu. O daivų tai čia labai daug. Ar ne? Daivos gatvės matęs nesu. Bet ir Daivik World egzistuoja. Nes čia matai, yra vis dėlto ne... Yra Tamilnadu ir čia vietų. Nes čia kalbos yra dravidų ir maždaug 95% Pondičerio gyventojų kalba tamilų kalba. Nors šiaip Pondičerė pačiame esama, sako, gyvena apie 200 įvairių tautybių. Bet kitos tautybės štai čia vienetai sudaro, kai mes dabar su Daivos dar ir lietuvių tautybę pridedam. Šitie pastatai, kur parašo STD ir ISTD, tai yra telefonai. Čia yra pirmoji iš didesnių gatvių skersinė. Jų yra 3, kurios kerta miestą taip ir maždaug 3, kurios kerta išilgai. Ir tos susikryžiuojančios gatvės sudaro ovalą. Ta mažesnioji ovalo dalis yra dešinėje kanalo pusėje ir už baltosios dalies jau eina jūra. Eina graži pakrantė jūra. Jūra nuo čia labai netoli, čia yra kokie 300 metrų. O baltojoje daly tebe gyvena kažkoks tai elitiškesnis sluoksnis, ar jau čia susimaišė viskas? Ne, baltojoje daly vis dėlto yra be galo elitiškas sluoksnis ir daugiausiai pastatų tai yra jau turbūt pats miesto elitas ir be to dar daug yra katalikiškų institucijų ir pastatų, kurie priklauso Šramui. Tai yra Šramo visi pagrindiniai pastatai, tarptautinis lavinimosi centras irgi yra miesto baltojoje dalyje prancūziškoje. Šramas maždaug čia turbūt turi kokį trečdalį viso miesto vertybių sukaupęs. Tai... Čia jau Šramas. Vadinamasis the main building of Ashram.
Čia yra profesorius Maheshwaris, daktaras. I'm talking in Lithuanian. And today is his birthday. कितना हुआ पूरा आपका 74 Duktė čia yra. How do you pronounce Archana? Rajesh, Nana. You are older than me. It says, I understand you I come look from older. Bombay. That is कितना आपका पूरा हुआ 70 पूरा हुआ. उनका 70 आप 74 बोले ना And the other eye sees better. ये वैसा ही लग रहा है ना जैसा हम लोग अंशु के पास इससे भी छोटा था उसके पास palm border palm border अच्छा palm powder ये ना बोलते हैं इसको Čia dabar kažkokia demonstracija vyksta. Kaip reaguoja? Puikiai skanduoja. Bet mes nesuprantam, ką jie sako. Tai pakaks. Čia yra politinių veikėjų skulptūriniai muliažai aprengti rūbais ir akiniais. Pats tas veikėjas, vardo kurio nežinau, bet greičiausiai priklauso Džaya Lalitos partijai. Džaya Lalita matomi. Čia va, mes kai abu. Atrodo viskas. Čia vandens. Byla kiekvieną dieną labai gražiai prižiūri. Tai moskitų tinklas. Nes pirmą naktį jo nebuvo ir mane labai uodai sugėlė. Nes čia viskas langų nėra, tik tai atviros ertmės. Niekur nėra stiklų. Va taip vis atrodo. Apsiklosti, kad gink Dieve koks nors uodas nepralystų. Ir miegi. Bet ventiliatorius jau būtinas, nes labai karšta. Taip neįmanoma būti. Čia vaizdas pro balkoną. Šiandien kovo 17 mano gimtadienis. Mes tik išėjome iš Europinto kambario. Ir atėjome pas mane į viešbutį. Čia aš gavau tokią puokštę ir pasveikinimą. Tik ta malonė tiem, kas kino gimtadienis gali nueiti į kambarį. Galbūt pusvalandį. Ir leisim tą.
Aš gerai pritraukiau tave. Čia šitas gėlės man padovanojo Astrid. Šiandien rytą. Ir šitą labai įdomią gėlę. Padarė ir nuo Rubindo samadhi. Galima. Šitais laiptais šiandien lipome mes į Eurobindo kambarį. Matėme šitą sofą, ant kurios daršoma. Daršomus metu sudėdavo mandalą pavadinti. Gal galima jau džiovinti ją padėti, ar ne? Tikrai labai geras pokalbis. Manas buvo toks plonas, tas jų leidimas, kur visokie plonas viršeliai. Tai gerai, dabar jau eisim ant stalo. Ką sakei filmuoti? 24. Čia toksai holas. Čia toks atvira terasa. Galima užlipti ant to stogo. Bus stogas, ant kurio gyvenu. Smilkalų fabrikas. Čia yra cottage guest house, iš kurio mes tik išėjom, kuriame aš apsistojusi esu. Ir mes labai negalime vidui praktiškai niekur filmuoti. Tai tik išorė. Tai mūsų durininkas prie tvoros stovi. Tai mes dabar einame lik Šri Aurobindo samadhi, po dešinė buvo dining room. Va čia. Centriniai rūmai. Mokymo. International Center of Education. Čia yra jūra jau, taip pat, kur baigėsi šitie namai. O čia? O kitas sekantis kvartalas yra centriniai rūmai ašramo. Aš norėčiau, kad mūsų abu kas nors nufilmuotų. Sakyk, aš čia mes važinėjomės šito dviračiu, aš ant bagažinės, o Kazys bando neįvažiuoti į autobusą. O čia aš norėjau nufilmuoti šitas labai gražias akacijas parke centriniam. Akacijas filmuoja. Prasidėjimo bažnyčia, katalikų katedra. Hi! Durda.
Čia Kazys labai norėjo Liurdą nufilmuoti. Sako, kad tokio kičio kaip gyvas nėra matę. Pakelk, matosi Bernadeta su biuru ir Marija. Kaip tie vaikai nori filmuoti. O dabar einam. Tai katalikai mėgsta filmuotis, o musulmonai ne. Musulmonai bėga, slepiasi. Labai puikus Kristus su girlianda. Palauk, priartinsiu. 30 metais pastatyta skulptūra Kristui karaliui. Kaip ir daugmaž visoje Europoje to pat ir Lietuvoje stato pagal Pijaus nusakymą. நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி நாம் வளர்க்கின்றோம் செல்ல பிள்ளைகள் இருக்கின்ற பொழுது மற்ற பிள்ளைகள் எப்படி அவர்கள் Čia, manau, be komentarų. Satsangos restoranas. Yra dining roomas, kur Kazys valo indus. Ir labai pergyvenam mes čia. Kaip visada, ar galima filmuoti. Čia kiemas. Dabar moteriškė tiesiog dasa. Jie čia įvedinės tą babą į mašiną, tai palaukti juos. kokia baba. Baba, čia vardas to šventojo. Čia dining roomo kiemas. Tas baba. Čia jį labai pagarbiai visas. Čia yra indų plovykla. Sako, nu, vis flowers. This yellow. yellow is green. What? Victory. Victory. Čia Ravindra eina. Gali nufilmuoti čia motinos mokinių žymus. Į mašiną eina. Ir man darbą duoda čia kaip vienas iš tokių svarbių asmenų yra. Įėjimas į valgyklą. Čia yra valgoma, bet dabar viskas suviniota.
Drumas iš lauko. Mes daugiausia valgome lauke. O šitoj pusėje ten už sparno. Yra tas patis gėsmazas, kuriame aš atsistoju. Verta. Jau ne šitas pastatas, šitas visas pastatas. Čia va taip smilkaus džiovina. Žemė. Ne paštas Dainink rūmas. Čia yra kanalo gatvė. Dabar kanalą uždengia, tai jau jo greitai nebesimatys. Čia jau uždengtas kanalas. Į prancūzai pastatė, taip? Prancūzai pastatė ir kanalas skyrė prancūzų ir indų miestų dalis. Matosi jūra ir švyturys senasis. Aha, palauk. Va. Taip, tą švyturį pritrauk. Matai Čia švyturį? švyturys, toj pusėje yra Švyturys ir jūra. kur švyturys buvo, čia iškart buvo uostas. Tai kai atplaukė motina Rubindo, jie atplaukė prie šito švyturio senajame uoste. Dabar naujasis uostas yra kitur. Čia šitoj vietoje yra tas valstybės parkas ar vyriausybės parkas. Ten toliau yra gubernatoriaus rūmai. O čia pats gražiai labai matosi miesto vaizdas. Ir čia dar matosi pačiam centre Marijos Nekalto prasidėjimo katedra. Čia mes ant mano viešbučio stogo. Patį vidurį kadrą. Taip atrodo vakarinis Pondišeris.
lietuviai? Jėzau, kokia čia košė. Bet matai gaila, vis tiek negali visko pimti, tik nuo stogo būtų įdomu. Nieks nedraudžia, gali iš antraukti. Iš antro? Kokio? Nu, va čia visi per antraukti apsitraukia. Reikės, žinau. Reikia paprašyti pinigų. Tenai tolumoje matosi mečetė. Šitų apelsinų ir buvo visiškai nieko prieš, kad mes nufilmuosime. Nupjūdžiai tai pikta. Čia mes dabar link turgaus eisim. Turgus kairiai pusėj? Atsargiai, atsargiai. Tam pažiūrėsim, aš pažiūrėsiu, parodysiu, kur yra prieskoniai. Prieskoniai. Ypatingas turgus, tik labai kuklus. Tai didžiulis išitęsiasi pusę kilometrų. Klasikiniai saldumynai. Klasikiniai indų saldumynai. Ryžiai. Prieskoniai. Čili, raudonasis pipiras. Raudonasis pipiras. Čili. Čili. Žiūrėk, bet jie nereikalauja mokėti už tai, kad mes jas filmuojam. Jie šaunūs labai. Jiems malonu. Ne, nežinau, paprastai aš taip turėjau baimę. Islamo šalyse. Šiaip puiku čia labai Žiūrėk, prasideda. Čia eina kur kaktas tepa, čia yra kurkumai.
Ai, šitas raudonas, taip? Čia kurkuma. Žiūrim man į kadrą. Ir galima filmuoti. Kaip mandagus berniukas. Čia Rama Krišna. Labai žalu. Tai dabar jie labai susijaudino, kad mes filmuojam ir išvaikė visus, kad būtų vaizdas, kad matytųsi Eurobindo. Ir čia dabar jie tas tagetės labai gražiai tvarko. Čia tagetės ir gėlės yra visos altorių puošimui. Jo, jos yra Va, visos pažiūrėkit, altorių puošimui. daro girliandas. Čia bažnyčios pūdžiams. Čia pūdom, taip, taip. Bet kokie jie nuostabus. Kaip jie viską duodasi. Labai norėjo parodyti, kaip jie tas gėlės žarsto. Vadamalli. Hello. Hello. That portion. That portion. Hello. கீழே எடுக்கறாங்க மேல. அஞ்சு மரம் புட்டு வந்துரும். போடா டேய். ஆண்ட போச்சுறோம். ஏய், அவருக்கு தெரியாத மல்லி கிடைக்காதே. மலையாளம் இல்லையா?